Prašau, pradedam pirmą dublį. Tai Justina, mano ir bus tada pirmasis klausimas apie tai, kuo jūs jaučiatės. Ar jūs jaučiatės emigrante, nes, kaip ir gal dar, kaip pasakyti, negyvenate kasdieną čia Alicantėje, bet jeigu jau toksai keliavimas ir vis tiek buvimas ir čia yra daug, tai vat, ar jaučiatės emigrante, ar jaučiatės pasaulio lietuvė, ar jaučiatės pasaulio žmogumi? Pirmiausia, tai jaučiuosi lietuvė. Lietuvė ir turiu didelį norą dirbti Lietuvai. Ir iš tikrųjų pasaulis yra mažas. Ir kuo toliau, tuo tiek tinklai, tiek internetas, tiek skrydžiai tą pasaulį dar siaurina, mažina. Ir matyt svarbiausia mums lietuviams norėti būti lietuviams, išlikti lietuviais, skleisti lietuvybę savo šeimose, savo kertose ateityje ir gyventi ten, kur nusprendė tuo metu gyventi. Ir nėra, kaip ir buvo labai teisingai pasakyta, nėra išeivių ir ateivių. Mes visi esame iš tikrųjų viena tauta ir turbūt svarbiausia išlaikyti mums tautos ryšį vieni su kitais ir kur be gyventumėm, kur be būtumėm, kurti Lietuvą. Ar galite pasidalinti savo įžvalgomis tą temą, kurią mes jau šiek tiek aptarėme? Tai apie lietuvius, kurie gyvendami užsienyje gali būti ir galbūt yra arba gali būti naudingi Lietuvai. Tai gal pradėti reikėtų nuo to, kad Lietuva, kaip sparčiai senstanti populiacija, yra nuolat mažėjanti darbingo amžiaus žmonių skaitlingumu. Reiškia, Lietuvoje mažėja darbingo amžiaus žmonės ir turint mintyje, kad išeivių Lietuvoje yra apie 1,3 milijono. Tai tų žmonių, kurie gyvena ne Lietuvoje ir yra darbingo amžiaus, yra be galo daug. Ir jų dalyvavimas Lietuvos politikoje ar dalyvavimas Lietuvos darbo rinkoje sukurtų gerokai didesnę vertę ir naudą Lietuvai, nepriklausomai kurie yra. Ir gali žmogus dirbti iš tikrųjų bet kur, tačiau dirbti nuotoliu, dirbti Lietuvai, įgyvendinti projektus ir taip pat dalinti savo patirtimi, kurią sukuria išvykęs, kurią sukaupia išvykęs. Nes kai žmogus keliauja, kai gyvena skirtingose vietose, skirtingose kultūrose, skirtingose šalise, mato, kaip viskas vyksta, turi tikrai daugiau įžvalgų, gerų patirčių ir tikrai gali daugiau naujienų ir naujų praktikų atvežti Lietuvai. Ar tai būtų verslas, ar tai būtų viešasis sektorius, ar tai būtų politikos pokyčiai tam tikri. Tai aš manau, Lietuvos raida, kaip visuomenės raida, tikrai galėtų daug vertės sukurti ir gauti iš išvykusių žmonių ir jie, nesvarbu, kurie gyvena. Jie atvažiuoja Lietuvoje, pagyvena ir padirba, galbūt išvyksta kažkur kitur ir ta nauda Lietuvai tikrai galėtų būti gerokai didesnė. Nes mes dažnai kalbame apie išvykusių žmonių žalą, ar ne, kad išvyksta, migruoja žmonės ir Lietuva netenka kažko, bet galbūt pakeitus požiūrį ir pasižiūrėjus į tai kaip į galimybę, viskas apsiverstų visai kitaip. Tai jūs pati irgi, kaip dalyvavote Lietuvos politinėme gyvenime, buvote viceministrė, tai viską iš vidaus matėte. Tai dabar mano klausimas yra toks, o ar pati Lietuva, ar tie žmonės, kurie dalyvauja jos valdyme, leidžia įstatymus ir taip toliau, ar jie yra patys pasiruošę perimti šitą žvilgsnį? Ta prasme, jūs kai ir viduje buvote, ar jūs matėte, kad yra kažkokie gal ir viduje pokyčiai? Ta prasme, kiek yra apskritai atsigręžiama į diasporą būtent tų žmonių, kurie kiekvieną dieną priima sprendimus valstybės nacionaliniu mastu? Sakyčiau, turbūt svarbiausia yra eiti pokyčių ir nuostatų keitimo linkme. Nes, kaip bebūtų Lietuvos ar viešasis sektorius, ar Lietuvos politinė bendruomenė, dar turi tokius, sakykime, dar gilius įsitikinimus, kad tu turi būti Lietuvoje, tu turi Lietuvoje eiti į darbą nuo 8 iki 5 ir tik tada galbūt kažkokį čia gali tiek verslą, tiek viešam sektoriui, tiek politikoje atlikti tą funkciją ar padaryti darbą. Tai čia turbūt pirmiausia kalbam apie stiprias nuostatas, kad tik tai fiziškai būnant kažkur gali prisidėti, ar ne? Ir tų nuostatų keitimas galėtų prasidėti būtent diasporos iniciatyva.
Ir diasporos iniciatyva tiek ateinant su pasiūlymais, ar tai būtų politika, viešasis sektorius ar verslas, tiek dalyvaujant politiniuose sprendimuose, Seimo sprendimuose, taip pat ir Seimo komitetai galėtų drąsiau kviesti diasporos organizacijas, diasporos atstovus, kai sprendžiami ne tik diasporos klausimai, ne tik pilietybės klausimai, kai sprendžiami Lietuvai svarbus klausimai susijęs su socialinė politika, su migracijos politika, galbūt su sveikatos net politika, nes kartais matosi, kad Lietuvoje politikai ne visuomet lengvai randa išeičių. Kaip ir dabar mes matome vieną kitą reformą, tačiau tos reformos pasižiūrėjus, kaip ta reforma padaryta jau kitose ES šalyse ir kaip ta praktika jau gyvendinta, galėtų iš tikrųjų, truputėlį išsiplėsti ir turėti daug daugiau, sakykime, naudos ir mažiau biudžeto sąnaudų, turint mintyje, kad Lietuvoje mes tą biudžetą turim dedikuoti kuo toliau, to labiau gynybai ir sakykime, tas naudos visas generavimas turėtų pasikeisti. Tai pirmoje vietoje matyti, kad diasporos įtraukimas į Lietuvos bendruomenę ir atsisukimas į diasporą ne tik tai iš tos galbūt negatyvios pusės, kad jūs išvykote ir mes jau jūsų Lietuvoje nebematom ir su jūsų nebeturim daugiau ryšių. Galbūt galėtų pasikeisti, kad mes turime iš Lietuvos kurti ryšius aktyvius su diaspora, užmegzti ryšius, įtraukti ir girdėti, svarbiausia. Nes galbūt kartais mes matom, kaip yra formaliai diaspora išgirstama, bet tas įtraukimas ir noras išgirsti galbūt jisai kol kas dar yra silpnas ir čia labai daug yra potencialo. Tai sakėt, kad, kaip čia pasakyti, išdrįsčiau paklausti jūsų apie tą istoriją, kada jūs štai praktikavote tą nuotolinį visą darbą. Tam tikrą prasme buvote diasporos atstovė, kai čia gyvenote. Tai kaip tą, nežinau, kritiką išgyvenote ir kaip šeimoje tas dalykas buvo suvirškintas ir gal šiandien kažkokią irgi žinutę norite perduoti, kad tai nėra iš tikrųjų blogai, vėlgi, kad reikia tą paradigmą keisti. Kaip jūs šiek tiek užsiminėte. Taip, tai buvo iš tikrųjų tas toksai stigmatizavimas, kaltinimas ir matytas politikos toksai karštis, kad štai kaip čia gali būti, kai vienas politikas dirba kažkur tai nuotoliu, nors po to turėjom ir gerų praktikų, kai politikai dirbo ir iš Briuselio, ir iš kitų valstybių ir atrodo, aš taip manau, kad tai buvo pirmas žingsnis tos praktikos formavimus ir nuostatų pokyčiams. Aš pati tuo metu galbūt irgi išgyvenau gana jautriai. Šeima, irgi girdėjo irgi tą visą žiniasklaidą, kaip buvo, ar tai būtų televizija, ar tai būtų socialiniai tinklai, ar tai būtų mūsų ta socialinė žiniasklaida. Bet tuo pačiu metu aš gavau labai daug žinučių ir labai daug palaikymo ir labai daug iš tikrųjų, su manim jau asmeniškai susisiekdavo būtent diasporai gyvenantis lietuviai. Ir tas palaikymas jis buvo iš tikrųjų tas toksai labai, sakyčiau, moralinis ir labiau toks emocinis, kad, nekreipk dėmesio, iš tikrųjų, tai pirmam praminti taką visuomet yra sunkiau ir visi, kas tuomet galbūt ateityje judės į priekį, tai bus paprasčiau. Tai mes iš tikrųjų po mano istorijos matėm, kaip turbūt praėjus metam dirbo dar kita viceministrė, kitos ministerijos irgi nuotoliu ir buvo tikrai matoma daug pozityvių ir daug tokių pokyčių. O aš pati tą laiką dirbdama nuotoliu turbūt padariau daugiau darbų ir tai buvo labai produktyvus laikas ir visi susitikimai taip pat vyko nuotoliu, kaip ir vyktų Lietuvoje nuotoliu, nes tiek Seimo komitetai vyksta nuotoliu, tiek bendravimas su nevyriausybinėm organizacijom, kažkokios darbo grupės, vis tiek viskas vyksta nuotoliu ir nėra svarbu, iš kokio taško tas nuotolis realiai vyksta. Tai aš sakyčiau, kad savo viduje aš visą tai peraugau, išaugau ir labai tikiu, kad sukūriau daugiau tos tokios pridėtinės vertės. Ir norėčiau iš tikrųjų toje temoje ir toliau galbūt diasporos kontekste vystyti, drąsinti Lietuvos viešai sektorių ir politikus galbūt pasižiūrėti kitaip ir nestigmatizuoti, nenuvertinti, bet pasižiūrėti tai koks rezultatas. Nes mes turėtume vis tik tai žiūrėti ne į funkciją kasdieninę, žmogus ryte atėjo į darbą ar neatėjo, o galbūt per dieną nieko ir nenuveikė, bet koks rezultatas yra pasiektas per kažkokį laiką, koks tikslas yra iškeltas, kokia užduotis žmogui suformuluota ir kaip tą užduotis įgyvendinti. Tai iš tikrųjų aš manau, kad tai yra labai daug išankstinių nuostatų, bet tos išankstinės nuostatos, mano matymu, norint labai greitai gali būti pakeistas. Tai nereikia daug laiko, nereikia investicijų, nereikia valstybės biudžeto, reikia tik tai iš tikrųjų pasižiūrėti visai kitomis akimis į tą patį klausimą. Gerai,
Tai Justina, mes šiandien kalbam Alikantėje ir jūs čia, kaip suprantu, tikrai ne atostogų atvykote, vis tiek šeima čia yra įsikūrusi. Taip. Kokie jūsų artimiausi planai yra susieti su šia šalimi, su šia vieta ir galbūt dar ir su Lietuva tuo pačiu? Tai mano tokia misija ar mano pašaukimas iš esmės yra dirbti Lietuvai, kur aš bebūčiau. Ir Alikantėje tiek praleidau anksčiau daug laiko, tiek praleidžiu ir dabar daug laiko. Ir taip, šeima, čia mes daug kalbam apie darbo ir šeimos derinimo dalykus. Ir tai atrodo, tas derinimas jis turi būti valstybės viduje, bet tas iš tikrųjų gali vykti nesvarbu iš kur. Labai iš tikrųjų, irgi įsitraukiu šiuo metu į visiškai tarptautinį kontekstą. Dirbu kartais Gvatemalos projektą turėjau, kitų šalių projektą, Ukrainai turim irgi daug visokių formatų, kaip mes padedam ir iš tikrųjų nėra svarbu iš kur. Ir tas, sakykime, tas Lietuvos kontekstas, jis dabar geopolitiškai skamba gerokai plačiau. Nes Lietuva, Ukraina, Lietuvos geopolitinė situacija kartu su Lenkija, kartu su Latvija, jį reikalauja tokio įsitraukimo, kai, sakykime, ta lokacija jinai nieko nebereiškia. O Alikantė yra irgi puikus pavyzdys ir kasdieną čia galime labai matyti daug bendruomeniškumo pavyzdžių, kaip bendruomenės rūpinasi vieni kitais, kaiminystės puikių pavyzdžių, vietos veiklos grupių pavyzdžių, kai, iš tikrųjų žmonės gyvena gana artimai, jie labai kultūriškai vieni su kitais laiko ir tą bendravimą ir ryšį ir padeda ir vyresniems žmonėms. Asmenų su negalia įtraukimo pavyzdžių Lietuva tikrai turėtų perimti nemažai iš Ispanijos, kai kalbam apie infrastruktūrą, apie paslaugas, apie tą patį asmeninio asistento paslaugos prieinamumą, regos negalios žmonės čia jaučiasi tikrai saugiai, judėdami savarankiškai. Ir, Ispanija irgi puikus pavyzdys yra Lietuvai, kaip vyresnio amžiaus žmonės, labai vyresnio amžiaus žmonės yra socialiai traukti. Jie eina kartu į kavinės, eina kartu į bendruomenės, eina kartu nesėdi užsidarę ir tikrai nekeliauja į kažkokias socialinės globos įstaigas ar institucijas. Jie tikrai gali gyventi oriai ir gyventi savo bendruomeniai ir turėti puikų ryšį su kaimynais, su vaikais, su artimaisiais. Tai tikrai Lietuva turi labai daug ko perimti tos kultūrinės šilumos ir artumo pavyzdžių iš Ispanijos. O dabar, kadangi čia ne tik kelis klausimus atsakėt, dabar iš kitos pusės. O ką vietiniai ispanai galėtų iš mūsų perimti? Čia puikių pavyzdžių yra, kai mes kalbam apie skaitmenizaciją. Ispanijai tikrai dar yra daug kur judėti su skaitmenizacija, su elektroniniam paslaugom, su paslaugų interaktyvumu, su, paprastais atrodo mums Lietuvoje priimtinais dalykais, kaip elektroninis parašas, kaip parkavimo sistemos, kaip, tokie jau mes kartais net nesusimastom, bet iš tikrųjų čia dar yra ką skaitmenizacijos prasme vykdyti. Lygiai tas pats Lietuva, kaip būdama maža šalis, pokyčius daro gana greitai. Svarbu gera konstrukcija, pavyzdžiui, reformos, geras finansinis, sakykime, suplanavimas ar finansinės projekcijos. Ispanija, būdama didelė šalis, su reformomis juda labai sunkiai. Ir mes tikrai galim palyginti asmenų įsitraukimą į darbo rinką, užimtumo rodikliai, jaunimo užimtumo rodikliai. Ispanijoje yra gerokai prastesni, lyginant su Lietuva, ypatingai moterų įsitraukimo į darbo rinką rodikliai Lietuvoje yra labai aukšti. Ispanijoje tuo tarpu moterų įsitraukimas į darbo rinką yra žemas, jaunimo turbūt žemiausias Europos Sąjungoje. Tai Ispanijai tikrai yra dar ko pasisemti ir iš Lietuvos. Dar irgi, kas yra svarbu, Ispanija yra suskaidyta regionais. Tai vienas regionas greičiau juda reformų prasme, kitas regionas mažiau juda. Tai Lietuva ta tokia maža ir labai vienalytė šalis turi be galo daug pranašumų ir matyti dėl to ekonomiškai mes labai greitai augam. Ir daugumoje atveju pralenkę Ispaniją esam tiek darbo rinkos prasme, darbo užmokesčio prasme, verslumo prasme, jaunimo, sakykime, išsilavinimo prasme mes esam gerokai toliau. Gerai. Justina, paskutinis klausimas, gal po to Vladas dar turės. Kas jums yra lietuviška tapatybė? Kaip jūs ją jaučiate? Lietuviška tapatybė, aš sakyčiau, tas jausmas viduje. Labai sunku pasakyti ir galbūt tai yra tas ryšys ir buvimas ir žinojimas, kur tos šaknis. Kur yra ta kilmės vieta, kur yra tos šaknis, koks yra tas kalbos savitumas dar irgi reikėtų turbūt labai tą
galbūt kultūrinis aspektas, tas kultūrinio identiteto svarba. Ir matyt labai svarbu išlaikyti tai, kur bebūtum, kur bejudėtum, ne tik susitapatinti su nauja aplinka ir įsilieti taip, kad net pamiršti kalbą. Svarbu iš tikrųjų neiti tuo keliu. Svarbu vaikus tos kalbos vis tik tai mokyti ir išlaikyti tą ryšį. Ir mūsų irgi, ir dukra grįžus į Lietuvą labai ir pasilgsta to rūko, lietaus, šalčio, to, sakykime, nuo ko kartais lietuviai bėga, bet tikrai neįvertina ir tos gamtos savitumo, ir to jausmo. Ir mes kartais ir patys grįžę į Lietuvą matom, kokie intelektualūs žmonės, kokie iš tikrųjų kitokie žmonės, kokie išlaikyti. Tai va tie kultūriniai skirtumai tikrai yra labai ryškus, bet pasaulyje sutikus, kur bebūtų lietuvi, visada apsidžiaugiu. Visada eini kažkur išgirsti toj pačioj Gvatemaloj kalbantį kažką lietuviškai, tai net turbūt džiaugsmo yra tiek, negu kad palyginus su kažkuo kitu. Tai va tas lietuvius, tas bendras susijungimas ar bendras džiaugsmas, jis yra tikrai labai didžiulis. Ir manau, kad lietuviai gyvendami Lietuvoje galėtų ir turėtų daugiau keliauti toli, kaip įmanoma, toliau nuo Lietuvos, kad suprastų, kokia Lietuva yra išskirtinė ir graži. Ir tikrai išsivyščiusi ir ekonomiškai aukštai išsivyščiusi šalis. Super. Labai gražiai. Turim, suplokim. Tai garso takas dabar aukso vertė, žinot.